Laisvė rinktis. Laisvė neriboti savęs. Laisvė būti savimi. Su vasario 16-ąja. Sveikinamės mes. Labas Jurgita. Labas, Jurgita. Ir double Jurgitų. Ir apie tai šiandieną norime pakalbėti, padiskutuoti su tavimi. Ir galbūt nueiti šiek tiek giliau. Giliau į moters vidų, į moters laisvę, į moters pasirinkimą, į moters jausmą. Laisvės diena, laisvės gynėjų diena. O ką gini tu? O kaip jautiesi tu? Kad tu nešioji savo širdyje, kad tu gali duoti, kuo tu gali dalintis. Ir vat šiandien gimė tema mums su Jurgita pakalbėti apie moters laisvę ir pasirinkimą. Ir mes puikiai matom, kiek to pasirinkimo pas moteris yra ir kaip giliai jos yra pamiršusios save. Jurgita, noriu tavęs paklausti. Laisvė rinktis. Kaip tu renkiesi save? Kada įvyko ta riba, kada tu pasirinkai save? Dar kartą labas visiems. Aš išėjau šitą laivą visiškai nepasiruošusi. Kalbėsiu iš širdies, kas man ateina dabar. Apie laisvę rinktis, apie tą vidinę laisvę, kurią galbūt visi supranta skirtingai, nes man iš karto atėjo mintis, kada mes irgi kalbėjom su kažkom, diskutavom apie tą vidinę laisvę, tai visi įsivaizduoja, jeigu jau moteris su vidinė laisvė, tai jinai čia tokia palaida, tai jinai čia tokia vulgari. Ne apie tai, ne apie tokią mes vidinę laisvę kalbam. Tai yra laisvė savo leisti. Laisvė savo leisti daryti, laisvė savo mylėti save. Mano vidinė laisvė atėjo turbūt prieš kokį jau 10 metų. Ir tikrai aš labai didžiąją dalį savo gyvenimo buvau pati save uždariusi į gražų narvelį ir labai daug ko savo neleidau. Jau nekalbant apie santykius, nekalbant apie savirealizaciją ir daug kitų dalykų, su kuriais susiduria šiais laikais kiekviena moteris. Tai aš apie tą vidinę laisvę, ką galiu pasakyti, kad viskas priklauso tik nuo mūsų pačių ir tikrai tai neatsitinka taip, kad pajusk laisvę, aš noriu vidinės laisvės ir taip persijungia, ne. Tai yra didžiulis darbas ir didžiulis kelias daeitas iki, sakykime, šiandienos, nes aš labai daug girdžiu ir iš pažįstamų, kad Jurgita, tau pasisekė, Jurgita, pagaliau tau pasisekė, netgi močiutė taip sako, bet kokį kelią man teko praeiti iki to ir kiek teko su savim dirbti ir sunkiai dirbti ir per skausmą, ir per sunkius patyrimus, per netektis ir visa kita. Tai niekas to kelio nematė. Visi mato tą gražų rezultatą, kad tu čia sau leidi, tu čia visa mandra, tu čia visa stipri, bet kol moteris daeina iki to, tai toli gražu nėra lengvas kelias ir tam reikia laiko. Ir ką dar noriu pridurti, kad dauguma moterų tikisi rezultatų čia ir dabar. Paklausysiu knygą ir aš jau čia paklausius tą knygą ar perskaičius, aš jau tapsiu nušvitusi, aš jau čia būsiu laisva ir tikrai savo aplinkoje turiu tokių ir artimų žmonių, ir draugių, ir iš giminių, kur šnekam tom temomis, bet taip nėra. Mano visas terapinis kelias turbūt yra kone 15 metų. Terapinis kelias, kurį aš pradėjau susirgus mamai onkologinė liga, sakykime, mamai išėjus iš šio pasaulio, nes iškart buvo skyrybos. Taip, nes iškart buvo skyrybos ir buvo labai sunkus emociškai etapas, nors tuo metu man neatrodė, kad tai sunku, nes neturėjau kito pasirinkimo. Tai
Tai mano kelias toks į vidinę laisvę. 15 galbūt metų, dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet tikrai ne mėnuo, ne 2 ir ne 3. Ir tai kelias reikalaujantis labai daug didelių pastangų, labai didžiulio darbo su savimi, kad pasiekti tai, ką aš dabar turiu. Ramybę, laisvę, gerus santykius ir dėkoju visatai už tai ir dėkoju pati savo, dėkoju, kad aš, man teko per tam tikras skaudžias pamokas pasiekti to, ką dabar turiu. Aš tau paantrinsiu, Jurgita, iš tikrųjų lygiai tą patį jutau ir aš. Ir kai tu, dabar toksai noriu palyginimą, tokį pavyzdį pasakyti, labai dažnai, kai mes matom, aš buvau tame, aš jaučiau tą, kai mes matom laimingą, švytinčią moterį, gerai atrodančią, pasitikinčią, mes labai dažnai nustebim ir pasižiūrim, oho, nieko sau. Bet jeigu mes pasigilintume giliau, kuo skyrėsi ta moteris, kuri buvo anksčiau ir galvojo apie tai, tarkim aš, kad aš susimažinusi esu, nenoriu būti tokia, kaip ir noriu, ne, bet esu susimažinusi, tai skirtumas yra tame. Ta moteris renkasi. Ta moteris renkasi, ko jinai nori. Vadinasi, jeigu jinai nori eiti į koncertą, jinai eina į koncertą. Jinai leidžia savo. Leisk savo. Jeigu jinai ją pakviečia į susitikimą arba grožio susitikimą, ji sako taip. Ji neatmeta tos galimybės, jinai nededa savo grotų, leisk savo. Jeigu ji gauna komplimentą, ji nesusipatogina, ji kaip tik nusišypso ir sako, taip, ačiū tau, nuostabiai jaučiuosi. Leisk savo priimti viską, ką tu gauni. Nuo mūsų susimažinimo mes save uždarom. Ir kodėl mes šiandieną kalbam ir surišom tą laisvę pasirinkimo? Todėl, kad mes su Jurgita jau praėję esam kelią. Todėl, kad mes dirbame su tuo. Mes jaučiame tai. Mes konsultuojame. Mes matome moters susimažinimą. Mes matome moters nepasitikėjimą. Mes jeigu kviečiame į grožio susitikimus, jos randa priežasčių tai nedaryti. Neliesti save, nesirūpinti, nemylėti, bet jos atranda priežasčių savo pasakyti ne. Ir tai pasakai, tu savo ne mum. Todėl iš tikrųjų mano veikla ir darbas, tai ką aš darau, man yra su didžiausia prasme, nes tą kelią esu praėjusi aš, nes tokioj pačioj susimažinimo būsenoj buvau aš. Todėl visada kviečiu moteris šypsotis, būti aktyviomis. Ir dar čia noriu palyginti tą moterį, kuri yra susimažinusi, kurios sako, ne, aš neturiu laiko, pas mane užimtumas, pas mane vaikai, Jėzau, kokia aš pavargus. Ir dabar noriu paimti tą moterį, kuri sako, taip, gerai, aš ateisiu, aš būsiu, aš sudalyvausiu, o ką man atsinešti, tai tik tai nuotaika, gerai, pas mane nuotaika bus, visko bus. Ir štai čia skiriasi energijos. Žmonės nori būti, žmonės nori matyti, žmonės nori jausti. Ir tai yra ta moteris. Todėl labai prašau tavęs, leisk savo rinktis, leisk savo būti, leisk savo norėti, leisk savo kuo daugiau visko leisk. Nes tik tada pamatysi, kiek gali daug padaryti, kiek gali daug nuveikti. Jurgita,
šitame užruliavau turbūt, ne? Jo, labai iš tikrųjų susimaščiau, labai didelis minčių srautas praėjo ir iš tikrųjų ir iš to gyvenimo toks bombinis chaosas minčių, kad, nu, tikrai susimaščiau, kad, vau, kokį mes lygį jau pasiekėm, ar ne? Nes galbūt dauguma galvoja, kad mes čia neturim ką veikti, čia nežinau, ką galvoja, aišku, visokiausių esu išgirdusi replikų, kad yra žmonėm ir blogiau, pavyzdžiui, ypač kai aš kalbu apie savo jautrumą, kad jūs turbūt neturit ką veikti, arba kitos moteris, oi ne, aš čia kremų netepu, aš čia nieko nedarau, aš neturiu tam laiko. Tai sakau, ta minčių lavina ir aš irgi tokia buvau. Ir turbūt ir Jurgita tą patį praėjusi, kad tikrai būna, nežinau, susikuri kažkokius tai kitus prioritetus, kad, nežinau, darbas svarbiau, vyras svarbiau, vaikai svarbiau. Aišku, aš nesakau, kad tai yra nesvarbu. Viskas yra svarbu, bet kai moteris pradeda nuo savęs, tada ir vyras laimingas, kaip mes mėgstam sakyti, happy wife, happy life. Mano jau vyras tą frazę išmokęs. Ir tikrai, mes turim ir vyrus, mes turim ir vaikų, mes turim ir paauglių, ir kažkokių kasdieninių problemų. Tai nėra, kad mes dabar jau čia nušvitusios ir mums taip viskas dzinzilin pasakys, ar ne? Mes turim irgi savo gyvenimus, bet mes jau išmokome kiekvieną neigiamą dalyką priimti kaip pamoką. Kad tai yra galbūt kažkoks ženklas, kažkokia pamoka, kažkoks perspėjimas į augimą. Kad ne dabar, oi, kritau aš į aukos vaidmenį ir oi, čia vaikas susirgo, oi, čia paauglys su manim negražiai šneka. Ne, išmokstam visą tą paversti kaip pamokas, kaip paskatinimą kažką dar savį keisti, nes mesgi mokomės visą gyvenimą, ar ne, Jurgita? Taip, ir jeigu apie laisvę rinktis, tai vienas dalykas. Labai dažnai, pavyzdžiui, kai mes kalbinam pasirinkimą, mes turim galimybės, įvairiausias galimybės, kuriuo mes pačius pasinaudojam, kurių mes siekiam, kur mes turim dėl to savo asmeninį augimą, mes augam, mes nematom niekur ribų, mes tiesiog judam į priekį. Ir mes kalbinam taip pat tas moteris, kad jos ateitų pas mus, dirbti kartu su mumis, jausti tą asmeninį augimą. Nes asmeninis augimas man asmeniškai labai yra svarbus ir tai yra mano laisvė, tai yra mano pasirinkimas, vėlgi viskas viename. Ir tuomet, žinoma, čia priklauso nuo moters pasiruošimo, ko jinai nori. Ar jinai nori būti ten, kur yra, ar jinai nori tą galimybę pasinaudoti ir pamatyti kažką, nuveikti kažką su savimi, ne? Kaip sako, iš to savo išdrėbto molio, ne, išlipdyti save kažkokią tai gražią figūrą. Tai va čia ta pasirinkimo laisvė taip pat galimybėse. Ši žinutė yra mūsų su Jurgita apie tai, kad jei tave pakvietė, jei tau pasakė gražų žodį, jei nusišypsojo, jei tu pajutai, kad tu kažkam geruoju užkliuvai ir sušildai, tai nesustok, dalinkis su kiekvienu, su kiekviena moterim, įsikabink į parankę, veskis, rodyk tą kelią, lygiai tą patį, ką darom ir mes. Ir iš tikrųjų noriu padaryti kvietimą. Kvietimą tau jau nebe laukti, jau nebe galvoti, ar nori rinktis savo laisvės, nes aš žinau, kad kiekviena moteris to nori, trokšta, nori būti gražesnė, nori būti tarp sėkmingų pasitikinčių moterų, nori realizuoti, nori išmokti kažko naujo, nori nueiti nuo savo kasdienybės. Kviečiam tave. Ateik į mūsų grožio klubą, išmok grožio pamokų, išmok verslo pamokų, pradėk
naują etapą, savęs kūrimo etapą. Nes kiekviename etape, aš nežinau, Jurgita, kaip tu, bet aš atsimenu save 10 metų atgal ir 10 metų atgal aš save kūriau. Aš save kūriau tokią, kokią esu dabar ir dar geresnė versija ir aš toliau save kuriu. Tai Aš gal pasakysiu kitaip, aš ne save kūriau, aš bandžiau iš naujo susipažinti su savimi tikrąją. Nes mes atsinešam kažkokią ar ne jau tą prigimtinę savo dovaną, bet dėl mums teisingai, primestų kažkieno rėmų, kažkieno taisyklių mes tampame nebe mes. Tai čia aš gal įvardinčiau taip ir ta kūryba iš naujo, bet tuo pačiu ir susipažinimas su save tikrąją. Nes iš tikrųjų, kokia aš buvau prieš 10-15 metų, tai turbūt daugelis, kas mane pažįsta artimai, ir aš iš tikrųjų tai girdau, tu Jurgita labai pasikeitei. Labai. Balso tonas ir žvilgsnis ir požiūris. Ir iš tikrųjų tai yra, vėl pasikartosiu, didžiulis nueitas kelias. Ne taip, bet ir kiekvieną moterį taip pat norisi kviesti, kad tu daryk dabar. Nes taip, nes dabar yra visos galimybės ateiti ir pas mus ir mes tau parodysim, koks tas kelias yra. Mes galbūt pasidalinsim įrankiais, kaip tai galima pasiekti. Bet tam reikia, tą sprendimą turi priimti kiekviena moteris. Mes negalim už kažką padaryti kažką, tai tu tą sprendimą turi priimti tu. Taip, turi norėti. Kaip sakot, noras, sprendimas, veiksmas, rezultatas. Tad jeigu nori rinktis save, savo laisvę, būtinai parašyk. Turim dovanų ir galėsi save apdovanoti nuostabiais grožio produktais už padarytą savo sprendimą. Eiti į pokytį, eiti į save kitokią, į savęs augimą. Tai Jurgita, ačiū tau labai, buvo smagu, šilta, gera, ačiū. Su švente tave. Ačiū tau, brangioji, kad mane vis globoji, prilaikai. Dėkinga iki mėnulio ir atgal, nenustosiu tai kartoti, esu dėkinga, kad mūsų keliai susikirto ir kad mes bendrai galime dalintis savo patirtimis ir edukuoti kitas moteris, kurios galbūt yra kažkur pastrigusios, kažkur nusiminusios, kažko neranda. Ateikit pas mus, mes padėsim surasti jums savo kelią. Drąsiai rinkite save, mielosios, drąsiai. O šiandieną ta diena, kad tai yra dvigubas sprendimas tau. Tai ačiū labai ir iki malonaus, mieloji. Iki.